labiau sijono per visą dieną, per visą dieną, per visą dieną. Tai prašom, užeiname linksmai sudėlioti. Prašom. Prieš mus puikiai Ledušės muzikos kapela Eglinėlis. Labai gera kapela. Vadovas Virgilijus Esteliūnas. Putelis, kaip sakant. Na, o šiandien pasibūkite, pašokite, pabendraukite. Ko tyli, ką slepi, tai eslapot man pasako, kiek veidų sukačia. Vieną tematau, aš tikiu, kad yra slaptas laimės ratas apie jį. Štai kalbu, aš be žodžių tau. Paparčio žiedas, naktyje atsimerkia ir dega šviečia. Jis tau akise, tik vieną kartą, vienintelį kartą, nušvito žemė, stebuklo šviesa. Paparčio žiedas, naktyje atsimerkia ir dega šviečia. Jis tau akise, tik vieną kartą, vienintelį kartą, nušvito žemė, stebuklo šviesa. Ar jauti, kaip naktis, platus toliai rogio dainos tarp žvaigždžių. Keliaras, paukštis visados, man sapnuosis, kad ranka vėl paparčio žiedą laikė, o aušra mus languos, aida jo kartos. Paparčio žiedas, naktyje atsimerkia ir dega šviečia. Jis tau akise, tik vieną kartą, vienintelį kartą, nušvito žemė, stebuklo šviesa. Paparčio žiedas, naktyje atsimerkia ir dega šviečia. Jis tau akise, tik vieną kartą, vienintelį kartą, nušvito žemė, stebuklo šviesa.
Pas mus groja tik liaudiškos muzikos kapelos, viskas gyva, gyvi instrumentai, būgnai, gitaros, akordeonas, klarnetai arba saksofonai. Tai tuo ir skiriasi Balbieriškio kultūros šokiai, kad groja tik liaudiškos muzikos kapelos. Bėgu aš per mišką baltų takeliu, kiek čia daug žibučių, jas karštai myliu. Čia upelį išnara, varo bangelės, žvilgsiu aš paglostau neužmirštuolės. Žiedai, žiedai, neskinsiu jų, nenoriu matyt nuvydusių. Žiedai, žiedai, neskinsiu jų, nenoriu matyt nuvydusių. Bėgu aš per pievą baltą suknelę, kojos mano basos vilgoja rasa. Žaidži ramunėliais, skinsiu žiedus, myli ar nemyli, nelemtas nebus. Žiedai, žiedai, neskinsiu jų, nenoriu matyt nuvydusių. Žiedai, žiedai, neskinsiu jų, nenoriu matyt nuvydusių. Bėgu aš per mišką baltų takeliu, kiek čia daug žibučių, jas karštai myliu. Čia upelį išnara, varo bangelės, žvilgsiu aš paglostau neužmirštuolės. Žiedai, žiedai, neskinsiu jų, nenoriu matyt nuvydusių. 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 Kaip aktyviausi šokėjai laikosi? Puikiai, puikiai. Šokam ir šoksim toliau dar. Tai kiek dienų per savaitę šokat ir kur? Dabar gal 6 bus žaidynės. Nežinau. Tai kur taip judat ir kokiom dienom? Nu, tai visos dienos šokamos, jeigu 6 savaitė. Ir kur čia aplinkų taip toli? Prienai, Balbieriškis, Vankiškis, Kaunas, Marijampolė. Tai ar nepatrūkstat? Nu, patrūksim, tai nešoksim. mankšta, čia nevaim. Jeigu rinkčiau į gražiausią, įvairiapusiškiausią ir spalvingiausią ponę pasipuošusią, tai būtinai būtumėt jūs šiandien. Kaip fainai, ačiū labai jums už tokią nuomonę. Nežinot, kad gražiausiai atrodo šiandien? Ačiū labai. Kodėl vis šokat? Susirgom šitą ligą. Čia kol nepradedi. Nepabandėm. Jo, kol nepabandėm, o dabar va šitie draugai labai mum išvedė iš kelio. Jeigu ką, va šitie va. Jo, žinau, kad mes net ne visur spėjom su jais. Ištvermės, sveikatos šokant ir puikaus gyvenimo taip. Visko pradžia ir pabaiga, kuo pagerėjai, širdis taiga, kokia graži tu, modulė jūra, kai supa žvaigždės tau ant bangų. Ir kai ganai tu žuvėdrų būrį, kai žaidžia audros ryto dangui, kokia graži tu, modulė jūra,
bangų. Ir kai ganaidų žuvėdų būrį, kai žaidžia audros ryto dangui. Janina šiandien švenčia gimtadienį ir būtent Balbieriškio šokiuose. Tai kodėl ne kitur, būtent čia? Todėl, kad taip išpuolė data ir šokiai ir gimtadienis. Tai ir greitai tie metų nubėgo. Geriau jie nebėgtų, bet nieko nepadarysi. Gimtadienis yra pati gražiausia šventė. Ir nesvarbu, ar žydi gėlės, ar sniegas už langų. Ir nesvarbu, kiek metų pragyventa, bet kai turi tiek daug aplink gerų, tikrų draugų. Šaunu, kad jų vis dar ratas platėja. Vasaros pirmieji vakarai, jau benos vyra jau varai. Tu darei žodelį mylimą, o savęs aš klausiu ar tiesa. Tu darei žodelį mylimą, o savęs aš klausiu ar tiesa. Kaip tas pirmas kartas Balbieriškiai atrodo? Geras, rozelis. Na, nu, šokt galima, aišku. Kodgi ne? Modogi dzūkai. Tai kodėl tie šokiai? Velnės nešant tų Balbieriškių, ką pasakyti? Visur važinėjau. Visur važinėjau. Paprasčiausiai važinėjau šokt. Nesidūrė tavo šokt. Nu, ko, smagiausia pasišokti. Kaip ten sako, sveikata. Pasipuošęs ir džentelmenas didžiausias kaip šiandien jaučiasi? Tai gal ne džentelmenas, o gal tik vyriausias senis aš čia. Nu jau. Jau 80. Bet neatrodo. Na tai kaip. Gal pasas meluoja? Ne, nemeluoja pasas, ne. Tuoj sukaks. Tai kodėl vis šokat? O ne kažką kitką darot? Ieškau sveikatos. Daktarai tiek neduoda, kiek šokiai. Labai gerai miegasi po šokių. Bet žiūrėkit, kiti kolegos gal tų receptų ir nelabai klauso, neina šokt. Nu tai ką žinau, neišnekina draugų savo. Neatsivežu niekaip. Iš kur esat? Prie Seirijų. Danielius net, visur Danielius dalyvauna.